Taip, šis kanalas, mano kanalas. Jeigu kažkas čia užsukęs į svečius, mano skalbinių virvės, pradeda vokti mano džiausiamas skalbinti ir dar neduok dievė matuotis ant pačių savęs, o paskui dar ir garsiai reiklus komentaras. Oi, matot, jie jiems netinka, šlapiai nepakankamai išgrįžti ir apskritai dydis netoks, ar išvirkščiai išvirsti, tai čia ne mano problema. Šiame kanale jūs galite išgirsti tokios informacijos, kurie siauresnio požiūrio žmonėms, individams, gali pasirodyti pagal jų ribotą vertinimą kaip įžeidimai ar įžeminimai. Apie tai aš jūs ir perspėju. Ну, sveiki, привет, šabat šalom. Kai kurie rašot ir klausят, nu, tai kas dabar bus, ką dabar daryti, ko čia laukti? Iš kur aš žinau, kas čia bus ir ko čia laukti. Žiūrėkit, dairykitės vat aplinkui į pasaulinės nuotaikas, į tą cirko areną, ką ten didieji klaunai yra numatę ir kaip tai palies jūs, vat tas spektaklis, nežiūrinti tai, kad jūs galbūt nenorit veltis į tai. Nu, galiu pateikti nedidelį pavyzdžiuką, bet čia irgi tik tai subjektyvi nuomonė tokia. Ne mano subjektyvi nuomonė, bet kitos kalbančios galvos subjektyvi nuomonė. Dėmesį į eкрано кампуте. Ой, многие еще надеются на какие-то выборы. Это глупые, наивные люди. Люди должны понимать, тот, кто работает на правительство, ваш враг. Он помогает правительству уничтожать вас сегодня. У ваших детей не будет будущего. Не будет. Больше нету судов, больше нету правосудия. Все суды и правосудие должны решаться на улице. Конечно, я надеюсь на положительный исход. Положительный исход, вы сами знаете какой. Это когда на фонарях висят абсолютно все, кто имел отношение к политике за последние, скажем, 20-30 лет. Абсолютно все. Невзирая, демократ он или республиканец, может быть, за каким-нибудь там исключением. Вот, может быть, но в целом все. О, tik noriu priminti, kad čia ne mano nuomonė, ne šitos kalbančios galvos nuomonė. Ne aš tai pasakiau, tai pasakė žmogus kitas, kalbanti galva. Taip kad nepainiokit ir autorystės čia man neklijuokit. Dar sykį priminsiu visiems rašantiems į apačioj aprašuose paskelbtą elektroninį paštą. Tas paskelbtas elektroninis paštas tai nėra kažkieno konkretus adresas, įpareigojantis kaip nors to adreso turėtoje prieš ką nors. Tai yra tik tai kontaktas susisiekimai su šitą kalbančią galvą. Dar sykį. Kontaktas susisiekimui su kalbančia galva.